Va mes ateinam garsiai kaip atominė bomba. Nu, į sveikatėlę. Cheers, cheers. Cheers. Pirmą podcastą tai net nesusidaužėm, net ir... Reikia sakyti su lietuvišku akcentu cheers ar cheers, kaip nori, žinai. Cheers. Arba davai. Davai, geriausia ir sakyti davai. Kaip gyvenat, kaip kas nuo praeitą kartą? Atsigavot po vasaros, po draudimų, avarijų neįvyko, beldė man į kalvą. Praeitą kartą buvau pas daktarą nuėjus čia kažkurią dieną, ne, pas savo fizijo, dėl savo to vis dar kelieno, ne. Nežinau, kas man šovė į galvą, bet išeidama pasakiau zenkiju. Zenkiju za doktorą. Ir iškart pasitaisiau, aišku, sakiau paskui thank you, žinai, bet vis tiek tas zenkiju. Vis dar dabar raidė, negalvoju. Matai, kokie podcastai turi įtaką pasąmonei. Jo, žiaurinis, čia nebuvo gerai. Tai ir jums turbūt, ne, turi įtaką mūsų podcastą, nesakot zenkiju. Sako, žinau, kas sako. Visi, kas žiūri, dabar bus prakeikti zenkiju, sakyti. Kas žiūrit mus pirmą kartą, gaila. Patys kalti. Atsisukit, pasižiūrėkit, kiek mes jau prirašę laidų ir nepamirškite mūsų subscribinti mūsų YouTube kanale ir sekti Emigrančių puslapį. Ir ypač, jeigu norit užsidirbti papildomų karmos taškų nuo mūsų visų, tai dalinkitės. Share, dalins. Nepamirškite. Karmos taškai visada yra gerai. O mes čia nieko blogo nedarom, nieko blogo nešnekam kartais. Nieko blogo nelinkim. Dažniausiai jo viską darom iš dūšios ir kaip draugams ir kaip saviems. Taip, iš meilės. Imkite mus ir skaitykite. Skleiskite, taip, kalbėjom. Neskaitykite, imkite mus ir klausykite. Klausykite ir skleiskite ir, žodžiu, ir dalinkitės. Ir džiaukimės gyvenimo. Tai va. Gražiai, panas, vėl atrodot. Jėzus, ir vėl pagyriau netyčia. Visą laiką gražiai. Karmos taškai. Jo. Karmos taškai. Ai, čia man. Žaneta, gausos mentalitetas. Visos mes gražios ir visos mes gražiausios. Kas yra gausos mentalitetas? Gausos mentalitetas tai yra tada, kada tu gyveni tokiu principu, kad tu 100% galvoji, kad absoliučiai visiems visko užteks, visiems užtenka pinigų šiam pasauliu, visiems užtenka klientų šiam pasauliu, kad ir ką bedarai, ir visiems užtenka, žodžiu, visko užteks, ir tada tu nuoširdžiai eini per gyvenimą ir, pavyzdžiui, jeigu esi kirpėja, nuoširdžiai rekomenduoji kitas kirpėjas, jeigu esi kepėja, rekomenduoji kitus kepėjus, nes tavo rate žmogus gali būti, kuris, pavyzdžiui, nenori iš tavęs pirkti, bet jis pirks iš kito ir tau vis tiek ateis karmos taškai, nes tu gyveni principu, kad visiems visko absoliučiai visada užtenka. Taip, nes jeigu tuo momentu, aš suprantu, jeigu tuo momentu tu negali iškepti to torto, ar ten apkirpti, ar tenai priimti kitynės, atostogauji, o žmogui, ar tau sunku rekomenduoti kitą žmogų? Ar gaila? Ir tam kitam žmogui gerai, ir tavęs kur klaus gerai, ir tau pačiam ant dūšės gerai. Ir visada žiūrėk, gausos mentalitetas yra tai, kada žiūri į kitus ir žmonės, kaip į kolegas, ir į kitus panašaus darbuotojus žiūri kaip į kolegas, o ne į priešininkus, konkurentus. Jo, reikia sunaikinti konkurentą, reikia pažeminti ir sunaikinti. O kas čia tau tai padarė? Taip tu bus turi negerai. turėti meilę širdį ir žinoti, mano sesė nuvarė pasidaryti nagų. Tai baisiai turbūt. Tai sako, ne nagų, kažką kitą varė pasidaryti. Ar blakstienas, nebeatsimenu, bet viena iš tų ten procedūrų, bet pirmą kartą pas kitą žmogų, nes ten tas žmogus nebedirba ar kažką, ar atostogavo. Tai sako, tas appointmentas būtent apie 1 valandų, sako, 1 valandą, aš tik klausiausi, kaip prieš tai tas blogas žmogus viską darė. Ten, pavyzdžiui, bet sako, su keiksmažiai, nueik tu, sako, kaip tau, pažiūrėk, sudirbo viską, pažiūrėk ten tas, pažiūrėk, sako. Niekada. Ir svarbiausia, pažįsta tą žmogų ir sako, ir varė, sako, valandą laiko, sako, aš galvoju, kaip aš iškęsiu tas 2 valandas. Kaip negerai. Aš tai gyvenime esu turėjus, tokią iš šono pamoką, ne, bet tokia dar dabar čia, stovi akise, tai kai atėjom, dirbam kirpykloje, mes salone ir kita mano labai jauna kolegė, tik pradėjusi darbą, tik pradėjusi kirpėją. Ir jinai taip, tokia, žinai, što Zajanė, vaikšto aplink tą savo klientę, žinai, šukuoja, atskleidžia ten tos plaukus ir sako, jo, papa, kas jumis tai baisiai čia nukirpo, o jinai ir ta moteris ir sako, šiaip tai pas tavi paskutinį kartą buvau. Taip, kad... Man taip yra buvę. Zip your mouth.
ane, ir kartais man irgi būna ateina ir žiūriu, nesuprantu, kas čia padaryta, ne, bet aš jau tyliu, galvoju, negi, aš čia taip galėjau padaryti, ne, bet tyliu, vis tiek nieko nesakau, nes, neklausiu. Kokia nauda bus? Bet jeigu išsiaiškini, pavyzdžiui, kad tenais, tai nematai, ten galiukus pati pasikirpau. Ačiū Dievui. Jau, ačiū Dievui. Tai taip, nes nei tau nauda, kad tu pasakysi, gal čia būtų akmuo į tavo daržą, nei tam klientų yra malonu girdėti. Nei tu taip tą klientą perimsi, garantuoti, kad tu jo neperimsi. Taip, kad... Ir šiaip aš manau, kad gyveni tokiu, žinai, stengiasi bent jau gyventi nuoširdžią meilę žmogui, ne, ir kitam, pavyzdžiui, kažkam darbuotojui. Tu kartais turi suprasti, pavyzdžiui, jeigu imkim, kaip pavyzdžiui, kirpėjas, ne, ir galbūt ta kita kirpėja, būtent kažkaip kitaip kerpa, gal tas būdas nėra pats geriausias, ne, gal galėtų tikrai kažkaip kitaip kirpti. Nauji treneriai, koks nors, ne. Bet, pavyzdžiui, mes nežinai, gal dėl to nekalta, pavyzdžiui, gal ją taip mokino, ir jinai tikrai nuoširdžiai kerpa taip, kaip ją mokino. Ir ją taip mokino. Čia kalta gal aplinka, kažkokia mokykla netokia buvo, bet ją taip mokino. Paskui yra, kai jau žinai, kad galima daug geriau padaryti ir vis tiek tu pasirenki būti toj komforto zonai, gal tada jau. Bet aš galvoju, jeigu, kartais net tas žmogus kaltas, kad jis prašiau daro, gal... Ir šiaip tu gerai sakai, visiems visko užteks. Kad ir tavo, pavyzdžiui, dabar esu pity. Aš manau, kad tu nesi tokia pat gera pity, kaip tas, kuris dirba 10 metų. Pavyzdžiui, nes tave kažkas turėjo išmokinti. Taip pat tu dar padarysi 10-100 klaidų, paskui tu išmoksi per tave, taip pat per kirpimus, taip pat per mano vertimus, aš ten turbūt išversiu, yra vietoje, nėra, visokių tokių nesąmonių. Tikiuosi, kad ne. Bet toks yra gyvenimas, tu tobulėjai, tu mokais. Jeigu tu pasilieki komforto zonoje, tai čia jau yra, čia jau gali kažką daryti, keisti. Jo. Tai vat, kad visiems visko užteks ir jeigu yra pasiūla yra ir paklausa, tai ir atvirkščiai. Taip, kad jeigu aš kaip specialistas neįtikau, galbūt tas žmogus iš vis nesirinks nieko, negu eis pas mane. Arba galbūt jis pasirinks kitą specialistą, kuris jam labiau patinka. Ir tai yra normalu. Viskas okei, nieko čia blogo. Turi kitas dirbti, kitas specialistas turi turėti klientų. Visi pasaulio sportuojantys žmonės neis pas vieną pitį. Visi miesto žmonės neis pas vieną kirpėją. Visi neiškeps tortų pas vieną kirpėją. Tam ir yra specialistų daug. Ir pavyzdžiui, irgi galiu pasakyti, aš tikrai nuoširdžiai dalinuosi pačios, matėt, ir kitų, ta prasme, asmeninių trenerių, Facebook'e dalinuosi kitais asmeniniais treneriais ir aš juos matau tikrai kaip kolegas. Ir pavyzdžiui, jeigu aš užsiemu labiau su merginom, ne, ir galbūt man Facebook'e yra kažkoks vyras, kuris žiūri, ne, ir jam tikrai reikėtų ar tai nusimės svorą, ar jis turi kažkokių problemų su kažkom ligom ir jisai gal neis, ne, pas mane. Bet jisai neis pas, sakykime, mane kokį tais Irmantą ir jis pas tą vyrą nueis, nes jam smagiau, ne, sakykime, su vyru. Ir ta prasme, tam žmogui pagerės sveikata, tai čia tu pakeis gali žmogaus gyvenimą tik tuo, kad tu pasidalinai. Paspaudai share, tu pasidalinai kitam žmogui, galbūt gyvenimas palgės 10 metų. Tai ta prasme, wow, už tai kiek karmos taškų aš visus aplamai tos trenerius, neskaitau, kad padedi žmonėm, tai jau tu esi darai gerą darbą. Taip. Mes visi galim rasti kažkur pas kažką tai klaidų, bet mes irgi nesam, jeigu jį kitaip mokino, tai jis kitaip gal biškį ir daro, trečią kitur mokino, jis dar kitaip kažkaip daro. Nėra vienodų. Bet ta prasme, visiems žodžiu, viską užteks. Mylėkim, džiaukimės. Ne veltui yra sakoma, gėris išgelbės pasaulį. Būni geras, tai ir to viskas ir po to tau pačiam ateina viskas. Jo. Iš grožis, grėžis. Pasaulinė taika. Grėžis čia, grožis ir grožis, grėžis yra naujadaras, grožis ir gėris kartu, grėžis. Sakyk, pasaulinės taikos noriu. Nepasisek. Pasaulyje taikos. Aš tai nenoriu. Noriu, kad visi būtų Aš tai noriu, kad visi būtų pikti, susiraukę, kaip aš. Grampiai. Aš kaip sakau, grampiai. Ir negausos mentalitetų. Aš kai būnu labai... Nei man, tai nei tau, jei man aš negausiu, tai tu negausi, ne. Taip angliškai aš mėgstu sakyti, you fucking grumpy piece of shit. Tai va. Tai šiandien norim pašnekėti apie vieną sunkiausių ir sudėtingiausių turbūt pasaulyje profesijų.
turbūt neišsprendžiama ir temų, tema be galo, tema be pabaigos, tema be krašto. Visiškai. Viską neišpasakosiu, tikrai čia kiek žmonių, tiek nuomonių tinka. Taip, tai norim pakalbėti apie visokius, vos nepasakiau, GP. Ai, taip ir norėjau pasakyti GPS, vos nepasakiau, apie GP. Apie gydytojus, gydymo sistemas, apie privačius draudimus sveikatos ir visokius tokius reikaliukus. Mes puikiai suprantam, kad šitos temos neiškalbėsi, neišpasakosi. Neišspręsim jūsų problemų. Neišspręsim, bet norim paliesti bent šiek tiek, ne? Ir labai suprantam, kad kiekvieno bėda yra jo bėda ir jinai yra labai skaudi ir labai rimta ir tas nulūžęs. Ir pati svarbiausia. Taip, ir tas nulūžęs nagas yra labai labai skaudus. Bet yra... Tie slenkantis plaukai gadina gyvenimą. Jo, bet yra ir kitokių dalykų, kad įtakoja visą šitą reikalą. Visą sistemą. Ir iškart pasakom, kas žiūrėsit toliau, kad šiandien kalbėsime ne apie privatų draudimą, kaip viskas vyksta, kaip taip toliau. Kaip kas, kiek, kodėl ir už ką. Apie pačią sistemą ir biškį skaitytojų laiškų, biškį paliesim va tokių paaiškinimų. Manau, bus tavo įdomus yra, kadangi tu, ką sakei, mokinais? Health Sciences. Sveikatos. Man patiks, man atrodo, ir tiek žmonėms sužinoti ne iš žiūrovo pusės, o iš kitos pusės, kaip yra. Tai gal nuo to nori ir papasakot, kaip ten aš iš tikrųjų iškart prisipažįstu, niekada nedirbau pagal specialybę. Šiaip mano specialybė būtų labiau toks darbas laboratorijai, bet kada mokėjomės tą visą savo universitetą, studijavom, tai visai labai daug studijavom tų visokių dalykų ir skirtingų materijų ir apie vaistus, pavyzdžiui, daug labai atskirai apie vaistus mokinomės, ir apie kūną, ir apie ligas, atskirai apie vėžį, atskirai apie kaulų lūžius, apie skausmą ir taip toliau, daug visokių vairių dalykų. Bet norėjau, aš gal paaiškinsiu šiek tiek, mes čia jau kalbėjom prieš podtekstą, kodėl skiriasi sveikatos biškį priežiūra Lietuvoje ir čianais, ir aš pasakysiu, žinau, kad ant manęs daug kas piksa, ne, kad aš tai pasakysiu, nes šiaip reikia dažniausiai sakyti, kad šūds ir daktarai, šūds sistemų ir šis načir čianai. Gaidžiai. Nieko nemoka. Nieko nemoka. Ne, sakyk kaip yra. Sakyk, kaip galvoji jo. Aš pasakysiu, ne kaip galvoju, bet kaip yra faktas, kuo jinai, sakykime, pagrindė skiriasi daktaras Lietuvoje. Ir GP čia, ir pas mus Lietuvoje kaip čia? Šeimos gydytojas. Jo, ir ką jis gali daryti, tai pavyzdžiui... Jo, man atrodo, reikia labai nesumaišyti, kur yra daktaras. Specialistas. Ir kur yra specialistas. Čia yra palyginimas su GP ir šeimos daktaru, kur nueini pasiskūs kažkuo. Tai kaip GP dirba čia ir kaip šeimos daktaras dirba Lietuvoje, aš iki detalių smulkiai neišpasakosiu, kaip šeimos daktaras dirba Lietuvoje, nežinau taip labai daug, bet Lietuvoje šeimos daktaras, ką žinau, tikrai gali skirti įvairaus tipo vaistus irgi iki tam tikro lygio, bet tas lygis yra labai aukštas, sakykime, Lietuvoje. Tai reiškia, jeigu jūs atėjot Lietuvoje pas daktarą, pas šeimos gydytoją ir skundžiatės, pavyzdžiui, kažkokiais inkstų dalykais, jisai gali jums priskirti, sakykime, jeigu jis tikrai galvoja, ne, kad jums kažkoks inkstų uždegimas, jisai gali, atitinka simptomus, jisai turi teisę jums paskirti ir gal antibiotikus kažkokius, gal specialius, kur labiau inkstam, koncentruojasi, ir dėti dar kažkokius ten šlapimą pravarančius, ten šlapim tokius, nežinau, sakykim, praplečiančius kažkokius vaistus. Laisvinančius ir taip toliau. Čianais GP tokio dalyko teisės daryti neturi. Tai kada mes labai dažnai girdžiu, ne kiekvieną dieną, kad jau pas GP pasakiau skauda inkstus, tikrai ir pasakiau, kad man visada inkstų problemos ir duoda paracetamolę. Ar tenai antibiotikų paprastų, generalų? Jo kažkokių ir niekaip neduoda, aš jam aiškinu ir vis tiek neduoda. Nesupranta, durnius. Tai nesupranta nieko, tai aš jums galiu pasakyti, kad jis neturi teisės. Jisai neturi teisės jums duoti jokių kitokių vaistų. Jis turi jūs siųsti pas specialistą, nes jisai jums gali išrašyti vaistus tik iki tam tikro labai žemo lygio ir jisai privalo parodyti pas save dokumentuose, kad jis jums pradėjo duoti nuo pačio mažiausio vaisto. Tai yra paracetamolis, kuris tarp kitko yra šiaip žiauriai geras vaistas. Žinau, kad daug kas nieko negeras. Jis yra labai geras vaistas, iš tikrųjų, nes jisai įveikia 2 būdais ir jisai yra ir uždegimą mažinantis ir nuskausminantis. Tai dėl to jį ir duoda. Ir mažiausiai tokio lygio jis ir geras vaistas. Ir nuo pagirių sakė gerai, ne? Galiu perduoti paracetamolio.
Nežinau, girdėjote ar ne, daug žmonių prašo, taip pat kaip šnekėjom praeitą kažkurią laidą apie šampūnus, kokybę, visą kitą. Lietuvoje paracetamolis nėra toks stiprus kaip čia. Daug žmonių man ir buvo rašę ir siunčiau į Lietuvą, ten mamos draugiam, bendradarbiam, sako, jūs paracetamolis, sako, nes turi temperatūros 3,8, išgeriu lietuvišką, nieks nepadeda. Išgeriu vieną tabletę angliškų paracetamolį, numuša viską. O šitą tai negirdėjus aš jo. Ir jau mamos ten pusė darbo priprašo, sako, nustupadau, sako, angliško aldutės dukra atsiunti, sako, numuša viskas. Tai daktaras iš tikrųjų, jisai, kaip pasakyti, jis gali peršokti tą vieną laiptelį, jeigu jis tikrai galvoja, kad čia jau tikrai biški rimčiau, bet irgi iki tik tais tam tikro lygio. Bet šiaip normalioj situacijai, pirmiausia, jis jums privalo išrašyti paracetamolį. Tu paprasčiausiai vaistų, ne? Pažiūrėti, ar jums padės, nes jeigu kad nors gyvenime jį tikrintų, jam pažiūrėtų, ar jūs, ar sakykime, paduotumėt, ne po to ten GP teismą, jo ir peržiūrėtų, išsitrauktų, kaip jisai gydė. Aha, jisai sakytų, jo, jisai darė teisingai, jis davė iš pradžių paracetamolį, ką jis ir turėjo daryti, tada jums ten nepasitaisė niekas, tada jisai davė tą, sakykime, ten antrą kažkokį antibiotikų ar kažką. Jo, ir taip toliau. Aišku, jis gali iš pradžių duoti antibiotikų, jeigu tikrai jau jam mato, kad ten yra infekcija joje. Bet jeigu jau jūs pradėsit sakyti ten šlapimą mažinančių kažkokių, jis jau turi duoti jums siuntimą, nes jis paprasčiausiai neturi licencijos. Labai paprastas, trumpas, lengvas pavyzdys mano sūnui. Anksčiau būdavo labai dažnai ir daug kraujas bėgla iš nosies. Cikilė ryte visą lovą kraujuota, mama, ten eik maudykis, ta nosis bėga. Ir čia prieš kokį porą gal savaičių viskas, ryte vakarė kraujas bėga, kiekvieną dieną, ryte vakarė bėga ir sako, mama, aš jaučiu, man yra kažkoks tas klot, kaip pulinys, kaip burbulas kažkoks. Ir aš jaučiu, kad aš turiu pūsti tą nosį tol, kol jisai man iškrenta su to visų krauju ten po kokių 10 minučių ir man tada nustoja bėgti. Ir prieš tai man visi sakydavo, berniukam dažnai tai būna. Būna mano sūnui tai būdavo. Jo, ir mano vyras tą patį sakydavo, bet kai jau prasidėjo kiekvieną dieną, kokias 3 dienas išėlės, tai 6 kartai aš paskambinau GP, sako, duosiu appointmentą, šiandien nebeturiu ten už poros dienų, sako, mes negalim, sako, kitą savaitę, tai davė po savaitės atostogų, sako, čia nėra mirtinas reikalas. Nuvariau po savaitės. Paklausinėjau vaiko, kiek dažnai, kiek jau laiko būna, sako, keli metai, bla, 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 sako, gerai, aš nieko, sako, negaliu tau nieko čia stebuklingo padaryti, sako, aš tau duosiu, kai, sako, bėgs kraujas, daryk, mokyklai, pavyzdžiui, kai būna, nes jeigu, jau turėjai persirengti, nes tas kraujas 10 minučių, tau bėga belenkiek, ten kokį puslitris, aš tabalą išbėga. Negu, ten 300, bet va tie kraujų, tai tikrai pusė kriauklės būna kraujo. Tai sako, aš tau sako, kai bėga kraujas, nedaryk taip, nekimš, sako, užkimš čia, ne ant kremzlės. Ir sako, kad tau ten užsikimštų, kad tiesiog neišbėgtų viskas, sako, tas klotau, sako, neturi jisai išbėgti, bet sako, kadangi tu nežinai ką daryti. Sako, aš tau duosiu tepalo, kur yra nuo bakterijos, kad tiesiog nesikauptų nosį bakterijos, nes viskas atsiveria, o tau, sako, reikia tiesiog uždeginti su lazeriu viduje, sako, tai nieko aš to daugiau negaliu jokių vaistų duoti, nieko padaryti, sako, nepergyvenk, tikrai čia nėra joks ten vėžys ar kažką ten, kad iš smegenys bėga ir sako, išrašysiu tą siuntimą pas tą, kaip vadinas, tą nosies gerklės, tą daktarą, nežinau, sako, kokios yra eilės, bet šiandien, sako, dabar parašau tą ir mano job dan sako, nes aš esu GP, sako, aš nieko galiu nepadaryti, tau reikia specialistų. Lygiai taip pat, kaip tu sakė. Ir aš nieko negaliu jiems sakyti, kad, o kodėl tu nepadarai, kodėl tu man neduodi ten ko nors. Ta prasme, jis neturi teisės. Tai aš žinau, kad mes visi labai pykstam, nes mes niekaip negalim suvokti, atrodo, daktaras Lietuvoje ir daktaras čia, taigi būkit jūs vienodi. Aš nesakau, kad jie geri ar ten tobuli, kažkokie yra, visokių yra tikrai ir prie manęs, kur Googlinės yra, ne? Tai čia 100%, bet nepykim, kad neišdavė tokių vaistų, nors aš jam aiškinau, kad aš Lietuvoje tokius geriu ir man tik tie padeda, jis man neduoda, jis negali tau duoti jų, ta prasme, nu tai... Žinai, kas yra, aš kadangi esu tokia, vaidinu save... Vadinu apsimetu savim. Princesė. Vadinu save tokia antivaistinė, kad labai nemėgstu vaistų. Jeigu skauda galva, nu tai po 3 dienos gali išgersti vieną tą paracetamolį. Bet eisiu geriau užsimegoti, išgersiu daugiau vandens, eisiu pasivaikščioti, nieko nedarysiu, kad ta galva dėl kažko skauda. Vaistai jau paskutiniai vietoj. Nu ir aš su tuo mąstymu sutinku, nes jeigu aš nainu, pavyzdžiui, turėjau kažkada migreną, bet aš nežinau, ką migreną, man šiaip galvas skaudėjo. Nuėjau jau pas daktarą, nes jau darbę jau kritau, mane nuvežė ligoninę, nes jau buvo pizdėts.
Daktaras sako, kur skauda ten ir ten, sako, tau migrena. Sakau, iš kur tu žinai, ten ištikrino viskas, keitė, ten kontraceptinės viską darė, bet jis netėjo iškart pasakė, gulgis į ligoninę, ten tave operuosim. Ne, gerai, kad neskaudėtų galvą, bandom dabar porą mėnesių keis kontraceptinės, gal nuo jų ten pradėjo, žinai, tau tą migreną darė. Šnekėjom pusę valandos apie darbą, apie stresą, ten šeimą, viską, aš pasakoju, kad jisai ieško šaltinių, kodėl ta migrena man atsirado. Ir jisai, mes ten gydėmės, nežinau, kokį pusę, aš vieną kartą tada turėjau tą migreną žiaurį, kaip, man atrodo, ligoninėje gulėjau. Ir po to, sakau, per tą pusę metų šnekėjom. Ir suradom, neatsimenu, ko mes tik ten nekeitėm, suradom tą šaknį ir Išrovė šaknį. Vieną tą savo medinę. Ir daugiau nepasikartojo. Aš taip sakau darau. Aš nebūčiau apsidžiaugus, jeigu būčiau atėjus ir būtų jisai man sakęs, imk nuo migreno, aš čia patys stipriausi, tau neskaudės galvą, išgerk šitų ten ketanovų pačiai stipriausi yra, tu jau neskaudės tau galvą. Aš nenorėčiau, kad tai būtų. Nes Lietuvoje, pavyzdžiui, kiek pažįsti tetų, kad ir čia gyvena, tos senesnės. Daug dažnai ir jos turi tokių vaistų nuo visko. Tai vat, mes turbūt dėl to ir pykstam, kad mes kartais, kai reikia, iš tikrųjų neprasimušam pro tą GP kiautą, kad papulti pas specialistą. Va tas yra sunku. Tas kartais atrodo tas laukimas, kad kol tavi testuoja ten su tuo paracetamoliu, gal čia tą nuimkim, gal tą pridėkim, kol tu papuoli pas specialistą, užknisa. Bet aš visai esu iš tos antivaistinės. Aš vaistų iš vis neturiu namuose, ne? Pamatys man vaistinėlį ir tik pleistrai. Jo, aš nusiperku, jeigu man reikia. Aš irgi antivaistinė. Ta prasme, net vaikams, net neturiu, ne? Bet aš tikrai tikiu, kad kai jau prasimušai pro tą GP ir papuoliai pas specialistus, aš esu tas žmogus, kur atsiduodu 100% jų rankas. Ir aš klausau, ką jie sako, ir tikiu, ką jie sako, ir man visai nesvarbu, ar tai yra Lietuvos gydytojai, ar čia UK. Plus, aš galbūt netgi atvirkščiai, prisiklausius visokių istorijų iš vėl savo darbo, ne klientų pasakojimų, kur žmonės grįžta privačiai pas privačius gydytojus į Lietuvą. Eina ieškoti problemų, mes visi ieškom tų problemų, jų reikia ar nereikia, einu specialių kraujo tyrimų, einu to, man čia taip ranka negali skaudėti, čia ta koja tinsta, čia visą laiką ieškom savo problemų ir gydymo būdų. Lietuvoje tau niekada nepasakys, žinai vaikeli, čia tau aš nežinau, ten koks nors uždegimas, tu grįžk į savo gydymo įstaigą į UK ir tau ten nemokamai išrašys vaistų. Jie taip nedaro, jie tau sako, oi čia tau kraujo vėžys ir dabar tau pat reikia čia per 6 savaitės pradėti gydymą, nes jeigu nepradėsi, tai tau bus ragas, ne? Čia kaip grina yra, tas sako, tos, kur žmonės siūlo, pavyzdžiui, kaip psichologinės paslaugos. Ne vienas psichologas tau nepasakys, ne, tau viskas gerai, tau nereikia, jiem reikia uždirbti pinigus, sakys, taip, tau reikia seansus, tu gydytis. Taip pat ir tas daktaras, aišku, kad tau reikia gydytis. Jis nebereikalo pasakė, kad tau tik 6 savaitės turi, nes jisai žino, kad jisai grįžęs į UK, jis nespės per 6 savaitės. Tai žmogus iš tos nevilties, kad reikia greitai, nes aš tik 6 savaitės turiu, man būtinai reikia klausyti, ką sako lietuviški daktarai, tai jiems ten sumokėti tos 1000, nes man jau valstybė nekompensuoja pinigėlių ir gydytis, nes man bus šakės, ne? Taip, aš sutinku, kad yra tam tikrų dalykų, ką Lietuvoje daro labai gerai ir gydo, ne, tam tikrus dalykus, bet čia irgi nėra blogai. Nėra blogai, ir išgydo žmonės. Aš su vyru taip pat šnekėjau, sako, jūs nebesvaikit su savo, kad čia yra blogi daktarai. Sako, čia tokia šalis, belenkiek milijonų žmonių gyvena ir kažkaip visi nemiršta dėl to, kad tiek milijonas pragyventi. Tiek milijonų neišdvės gyvenimo. Išmirė visi dėl gyvenimo, nes ne vienas pas daktarą nepriejo. Ir aš lygiai taip pat irgi noriu pasakyti, nežinau, kad jau kažkas žiūri ir jau mintyse galvoja, ką tu čia aiškinat, mergaitė, aš taigi buvau tiek nugydė, Jėzau, iš vis dar blogiau padarė. Bet ir Lietuvoje irgi nugydė. Bet ir Lietuvoje, kiek aš esu išgirdus, ne, kad ten, sakykim, žmogų 4 mėnesius vėžis irgi visai nuo kito gydė ir žmogus, jau viskas šią vasarą mirė, ne. Arba jūs galvojat, Prancūzijai žmogus nenugydo, Ispanijoje nenugydo, jūs galvojat, Amerikoje žmogus nenugydo, jūs galvojat, kur nors Argentinai žmogus nenugydo. Man atrodo, yra tas žmogaus mentalitetas toks, jo reikia suprasti, kad visur yra gerų ir blogų specialistų. Visą laiką. Tu nuėjus į privatų, irgi gal papulsi pas patį naujausią kokį, irgi gal nebus taip toks geras, kaip tas, kuris yra ten 60 metų jau dirba tą darbą. Taip pat ir Lietuvoje. Mano asmeniškai patirtis irgi, mama, sakau, čia prieš daug metų grįšiu į Lietuvą, man buvo nuskilęs priekinis dantis, čia dantisas, bet panaši situacija.
Mama, sakau, užbukink, nesvarbu, jokie kainuos, nes priekinis dantis gadin visą įvaizdį. Sakau, suras patį geriausią dantistą ar ten ortodontą, kad man tą galiuką ten prikliuotų, tos košelės baltos uždėtų. Airid patį geriausią radau, nespėjau grįžti atgal čia namo, jau buvus man nukritis. Uždėjau čia, grįžus čia užsidėjau, susiradau ortodontą pas Portadaunę, man jau 10 metų laiko. Nu tai gal jisai čia ir yra geras. Gal tiesiog Lietuvoje jinai man papuolė, bloga dantis, bet aš nesakau, kad dabar visi dantistai Lietuvoje yra ten paskutiniai lopai, nieko nemoka. Arba aš, dabar jau čia visišką reklamą varysiu, ne, bet taip yra, ne. Mano tėvas gyvena Šiaurės Airijoje, ne. Spėkit, kiek metų jisai pas lietuvišką dantistę, žinot, čia Šiaurėje labai daug lietuviškų dantisčių, kiek laiko dedasi dantų implantus. Pabandykite atspėti, kiek laiko užtrunka susidėti dantų implantus. Šiaip turėtų kokį pusmetį užtrukti. O tu sakai 5 metai? Čia dėl to, kad aš taip pasakiau, ne? Jo. Todėl, kad tėvui tai užtruko supistus 4 metus. Wow. Jūs pagalvokit, ir tai ten nėra padaryta taip, kaip susikalbėti su tuo specialistu yra tiesiog neįmanoma, kol nepradedi sakyti, dabar žiūrėk, aš tau duodu nuo tada iki tada, padarai taip ar taip, ne? Man duodi tą ataskaitą, ką tu... 0 reakcijos. Visiškai, ne? 0 reakcijos, kol nepradėt sakyti. Žiūrėk, aš žinau, kur kreiptis, aš žinau, kur apskūsti. Sakau, tu turi grasingas. Taip, aš žinau, kur apskūsti tavo prastą darbą, tada pradeda verkti. Supranti, realiai verkti pradeda specialistas, ne? Lietuvis. Aš manau, tokių ir anglų yra. Tai visur yra. Jo. Pati sistema, taigi, yra tokia, kokia yra. Sistema jo yra iš tikrųjų sulūžus ir juk yra labai sulūžus, per daug žmonių nepadaryta ten... Ta NHS, nežinau, seselė, ten recepcionistė skambino, turiu istoriją, kur Anglijoje gyvenama labai artimas žmogus, kaip tik Anglijos ten NHS yra pati populiariausia, mes čia, žinai, mažesnės dalelės esam, ten Škotija ir Velsas ar Šiaurinė. Tai jau te kažkelintą appointment tą skambin ligonę ir ten vėžį įtarė, kelintą appointmentą jau vis atkelia ir ta pati, nežinau, tada darbuotojai sako, man labai gaila, sako, vėl tau skambinti ir vėl, sako, atkelti, bet sako, man labai gaila, sako, bet šiuo metu NHS, sako, yra žiauriai, sako, yra susiknisusi ir sako, aš nieko negaliu padaryti, sako, ir jinai negali. Sako, aš nieko negaliu pakeisti, aš tai tiesiog turiu tau paskambinti ir atkelti, pasakyti, kad sorry, gal tau vyra vėžys, bet mes vis tiek dar negalim mėnesį laiko patikrinti ir patvirtinti. Labai trūksta žmonių, iš tikrųjų realiai, fiziškai trūksta žmonių, irgi vėl, čia turbūt vėl kažkas pyksta, bet aš buvau pas GP, sėdėjau pati, ten mačiau, kaip gėrė kavos tuščią ligoninę, ne, 100% bus tokių. Aš pati mačiau. Ir tikrai, bet jūs, kur papuolį į rimtus, ne, vat mano tėva dabar čia buvo paguldė į ligoninę, tai, vat maniškis pasakoja, sako, sėdim, vaikšto, sako, senukas be batų, žinai. Sakau, tai kur jūsų batai, žinai, jau ten specialioj, kaip čia, pas specialius gydytojus, ten plaučiai visą kitą. Ir sako, laukia skano. Sako, tai žinai, sako, vieną naktį užmigau, sako, ir sako, atsikeliu ir batų nebėra. Aš nesuprantu, apie ką čia kalba eina, ne? Sakau, kaip taip? Tas žmogus jau 3 naktis miegojo koridoriui, laukia savo eilės pasidaryti skaną, ir vieną naktį kažkas nukniuso batus. Jūs įsivaizduojat kokias eilės? Taip. Bet aš ir ką sakau, žinai, ir dažnai, kai paskambina mum recepcionistą ar kažkas, appointmentą, pradam rėkti, jos ar ten sakyti, ir aš visą laiką galvoju, jūs suprantat, kad yra, ta prasme, Anglijoje sėdi didžiulės politikų galvas ir bando išspręsti šitą situaciją, kaip ją išspręsti. Ar jūs galvojat, kad recepcionistą, kai jūs pareiksit, jums gaus kažkokį tai... Čia aš lygiai taip pat išspras. Taip, nes, pavyzdžiui, man reikia paėdinti tenai rytoj po rytą, ne šią savaitę. Man gal vežys. Jinai tam kalendoriui nepadarys daugiau darbo valandų toj. Čia lygiai taip pat kaip nueiti į Norfą ir rėkti ant pardavėjos, dėl ko duona supelijus, ne, kaip ir sakiau. Jeigu jinai kasininkė, tai ką jinai, tai ta duona supelijus, rėkant, nežinau, kas ten. Man čia labai panašiai, kad jinai jūs va į Norfą sakyti, kodėl jūs neturi dviračių, man reikia nusipirkti. Sorry, mes esame maisto parduotuvė, mes nepardavėm dviračių. Tai tu aprieksite pardavėjai, tau išknista dviratį. Ir aš šiaip iš vis galvoju, kad gerumu visada daugiau gali pasiekti, negu bjauriai elgdamasis, ne? Aš čia, kaip, žodžiu, irgi nenoriu. Karmas taškai? Jo, nenoriu čia, taip, žinai, irgi per daug ten pasakoti, bet irgi situacija tokia, kad aš sakau, užknisto viskas, nuvažiuosiu, jau dabar ten rėksiu, žinai, ir aš nuvažiuoju, žodžiu, pas GP, ne, ir tai yra, nes vėl, kai tai liečia tave,
tave arba tavo labai artimus žmonės, tu kažkaip, ta nutraukta galva. Kitam žmogui sakytum, tai tu palauk dar čia porą dienų, tai čia nieko baisaus. Paskambinsi pirmadienį ir šviežia galva. Tai aš tokioj psichiniai būsenai buvau, kada aš, įsivaizduokit, sugebėjau nueiti pas tą recepcionistę. Sakyt, kiek GP užtrunka perskaityti laišką? Jin taip į mane žiūri, kas tai geresnio. Sako, atsiprašau, sako, nesuprantu. Kiek GP laiko skaito vieną laišką? Žinai. Ir taip žiūri, mane sako, aš atsiprašau, aš nesuprantu, kad tu nori pasakyti. Ir aš tada jau jai sakau, praeitą savaitę buvo, atnešėm laišką, tam laišką parašyta taip ir taip, ten duoti tokius vaistus, ne? Kur blėdė yra, žinai, jin žiūri, tai mane, tai čia ne ta klinika. Supranti, ne ta vieta, ne to žmogaus reikalauji, sako, tai va, imk numerį, sako, čia paskambink ir va čia tau turėtų kažką pasakyti. Ir pasijauti šūdiną, nes tu ir aš buvau tokia nes jinai su manim taip mandagiai ir, ir galvoju, kita būtų turbūt jau man, aš šiaip nedarau taip, ne? Lietuvoje sakytų, dingtų, o dieve, tai Lietuvoje mes ištrinsi iš viso. Aš labai gerai atsimenu, dar buvau labai jauna, Augustė, mano pirma dukra, ir kaip tam buvo, labai šūdina mama buvo, nukrito vaiks nuo kėdės. Nukrito nuo kėdės, apsivėmė, mes išvažiavom į priimamą, įsivaizduokit, mūsų nepriėmė Lietuvoje, gerieji daktarai. Mes su sesė tada buvom, su taksu nuvažiavom Šiauliuose vaiko motinos kliniką, mus išvarė. Į primamą atvažiavom, sako, ne, važiuokit čia pas šeimos gydytoją. Mes tą patį taksą pasigavom, vaikas mašinai pradėjo vemti. Tu įsivaizduoji? Mes atvažiuojam, jau jinai man ant peties miega, supranti, stovėm į eilę, labą dieną, čia, o ta, supranti, va šitą, kur sėdi, ten kažką ant telefono, o mano sesė irgi tokia nepieščia, sako, dėk tą telefoną ir greitai, ar nematai, kad čia mums sako ir negerai, ne? Ir karočiai ten, žinai, jis ir gyvos nesiūlo, sako, mums, papasakom, kad čia nukrito nuo kėdės, greičiausiai smegenų sutrankims, įsivaizduokite, ne? Ir pergyveni. Taip, taigi, bet pažįstamų vaikas liko neįgalus po šitokios nelaimės, ne tragedija. Ir, žodžiu, esmė tokia, kad jinai, tai čia appointmentas irgi po 2-3 dienų. Atvažiavus į ligoninę. Taip, čia jau pas šeimos gydytojai, nes tau reikia nueiti pas traumatologą, kad tavo vaiko kaukolę apžiūrėtų, ne? O nėra traumos, ne? Taip, ir mano sesė ten rėkiant jų, bet mes gavom tą pačią dieną, atsistojom į eilę, bet jinai, supranti, pradėkim nuo to, kaip tave toj klinikoje priėmė, ne? Iš debilizino, todėl, kad jauno, supranti, atvažiavo į primamą, į nepriėmą, tai lygiai taip pat ir visur. Visur taip yra. Tai visur, nepamiršk, kad visur dirba žmonės. Jo, pasakok ir apie privatų. Ir patoj papasakas. Ne, man aš dar noriu vieną istoriją apie tą Našičias. Daug, man atrodo, yra labai, labai svarbu paminėti. Turiu savo asmeninės patirties, turiu savo šeimos patirties, turiu iš šono, iš istorijų, ten iš Facebook'e visokių, kur postų rašėm. Manau, labai, labai daug yra esmės, kur žmonės nueina ir sako, noriu daktaro ir duosiu vieną tokią trumpą istoriją ir sako, kas tai... Aš nekur, jūs taip pradėt kažką daryti. Nieko, aš nesvarbu, aš čia žvalgati. Aš galvoju, kad tu čia mergsi. Aš šiaip klapčiu. Tu pasakok apie rimtą savo istorijos, iš savo patirties. Aš klapčiu akimą, aš galvoju, kad šis žiūri man. Aš taip pradėt pasakoti, jūs kažką dviesi. Ne, vienu žodžiu, kaip yra užsienį, pavyzdžiui, mums... Aš nesuprantu. Šikas tau, tu sergi, gal tau reikia pas GP nueiti? Nepriima manęs. Tark vaišniai, ten eini. Ten eini. O Bože. Traumatologija. Vienu žodžiu, sakykit savo nuomonę, bet daug yra, kur žmonės sako, tas dantistas kaušas, tas daktaras kausas, nieko nesupranta, o pasirodo yra kalba, tavo anglų kalba yra. Tai jo, ne tokia, kaip tu Lietuvoje paaiškintum, ten tokius sudėtinius žodžius. Bet tam yra vertėjai. Tam yra vertėjai, būtent. Tai viena tokia istorija buvo, nauja moteris, anglų, biški moka, bet nelabai. Ir jai skauda nugarą. Ir sako, nuėjo pas daktarą ir sako, pain back. Daktaras rašo paracetamolį, skauda nugarą, paracetamolius nuims, gal ten pasitempė. Kažką, žinai, palauk porą dienų, jeigu ten nepadės, paskambink vėl užsiregistruoju grįši. No, pain back, no good, tipo, žinai. Ir negrįžo po 3 dienų, ten po kelių vėl sako, tas paracetamolis nepadės, sako, pain back, no good, paracetamol, tipo, no good. Ir pasirodo, ta recepcionistė buvo lietuvė. Ir kažkaip ten šnekėjusi ir su kažkuo, ir ta, kur sakė, ta pacientė su tuo pain, su tą skaudančią nugarą, sako, ar tu gali man padėti nueiti pasakyti daktarui, sako,
kas man ir, sako, Lietuvoje dariau tyrimus ir jai yra kažkoks nugaros stuburo ten išvarža kažkokia. Tai jinai nuėjo ir pasakė angliškai, kaip ir tam daktarui nugaros ta išvarža, kokia ten ta lyga buvo. Ir iškart įsiuntė ją į ligoninę, padarė visus tyrimus ir išgydė. Tai tu nekalbini, kad tas daktaras duoda paracetamolio, jeigu tu tik sugebi pasakyti, kad tau skauda nugarą, o tu nemoki pasakyti, ar pasigūglinti, užsirašyti ir ar pasakyti receptionui, kad tau reikia vertėjo, kad tu galėtum normaliai išaiškinti, ką iš tikrųjų tau skauda. Tu gal ateini, jeigu ten, pavyzdžiui, įtari migreną, ne, ir tu sakai sore head, sore head, arba pain head, aišku, tau daktaras duos paracetamolio. Bet jeigu tu moki pasakyti, kad aš įtariu migreną, nes man skauda ne čia, kaip turėtų būti, o migrena yra čia, ir man čia skauda, ir man skauda iš vietos, žiūrėt, man akis skauda, ten kažką pasakoji, tai aišku, jis jau tau darys kažką vieną žingsnį jau aukščiau, nes tau akivaizdžiai nėra tik šiaip galvas skauda. Bet daug žmonių, būkim biedni, bet teisingi. Aš vėl dabar, iš savo grinai patirties, noriu labai iš tikrųjų net ir pagirti naują sistemą pas mūsų, ne poliklinikos, o ligoninės, Vat šiais metais pasidariau ten skaudžiai Kelėnuje, gavos taip, žodžiu. Pasidariau skaudžiai Kelėnų ir anksčiau būdavo važiuoji į primamai ir ten sėdi bendroje eilėje, dabar jau ten eilę metų yra vaikai tik tais atskirai ir sėdi laukia eilėje, nebelė kiek, žiauriai ilgai laukti, aš kažkada atsimenu. Šiaurinė yra 15-16 valandų būdavo. Aš įsipjoviau rankos pirštą, man jį reikėjo siūti, aš pralaukiau 9 valandas. Tai žodžiu, man kas dabar labai labai patiko, kad yra tam tikri sužeidimai, arba tam tikri specializuoti dalykai yra suskirstyti. Pasiskambini telefonų numeriu, į gydytoją, emergency ir papasakoju seselį, kas tau atsitiko, tarkim, tu sakai tam, pavyzdžiui, skauda skrandį, ten viduriuoju, triedžiu, tai aš nežinau, kaip ten tokiu atveju, bet turbūt tau gydytojas perskambina ir pasako, ar tau duoda kokių vaistų, ar atvažiuoti į bendrą tą eilę laukti, ar kažkas tai sene. Pasakys, ką daryti. Jo. Man, aš, kadangi susižeidžiau koją, paskambinu, papasakojau, tai sakau, taip ir taip, kažką pasidariau kojai, nežinau, ir skauda, negaliu eiti, žodžiu. Man už kokių 15 minučių perskambino daktaras ir sako, ten tarkim buvo kokia 2 valanda, Sako, jo, tau reikia pasirodyti tą, koks ten yra main injury? Main injuries? Jo, į tą main injuries. Ir, žodžiu, tavo appointmentas 3:20, už valandos 20, Anksčiau aš būčiau turėjęs tas 9 valandas laukti tenais, bendroje eilėje su visais ten gal apsinarchašinais, gal trūkusiais apendicitais, bet dabar aš nuvažiavau, 3:20, man padarė rentgeną, pasižiūrėjo, patempti raiščią, pakonsultavo gydytojas, išrašė vaistų, davė ramentus, išėjau namo. Aš valandą laiko ten užtrukau, 1,5 daug Dieve. Ačiū Dievui, jie daro dalykus, kad būtų geriau. Tai nėra supuvusi sistema ir kuri pastoviai tik tęsiasi. Jūs man parodykit bent vieną sistemą, belenkokiam darbę kažkur, kad nebūtų kokio nors klinzių. Man tik tais aš irgi kartais, aišku, pykstu ir kaip visi normalūs žmonės, kad aš negaliu gauti tam tikro gydymo, jeigu man reikia jo. Bet jie man tiesiogiai nuėjus pasako, tikrai pasako, mano draugiai dabar buvo irgi ten operacija, kurią jinai gali laukti, sako, lauksiu 2 metus. Arba eik privačiai. Tiesiai šviesiai, arba eik privačiai ir tu negali... Tu nieko nepadarys, yra milijonai žmonių, kurie jau laukia. Bet yra dalykų, kurios tu gali, pavyzdžiui, gyventi ir tavo gyvenimo ten kokybė, pavyzdžiui, nenukentės, kad ir tas pats nosies uždeginimas, tavo gyvenimo kokybė labai nenukentės nuo to, kad tam pasidės tą nosį užsiėmus, bet, pavyzdžiui, kaip jai neveikia kojos. Jai reikia išoperuoti kelieną, kad kelienas veiktų. Jinai žmogus bėgikas, vaikščiotoja. Tai tu įsivaizduok, jai eilėje laukti 2-3 metus. Tai čia yra nelogiška, aišku, kad tada važiuoji ir operuojasi privačiai. Jo, ir tikrai Ir Lietuvoje, tą patį kažkokią laidą irgi žiūrėjau, sako, irgi kaip skundžiasi daktarais, ir tai neprieina, tai blogi daktarai neprieina. Irgi sako, ir ėmė interviu iš kai kurių žmonių gatvėse, ir žemių žmonių, ten visokia pikul, atsimenu, irgi sako, taip, sako, sorry, bet eilės yra per ilgos, laukti kažkokio tai gydymo, sako, mes einam privačiai. Taip, bet aš čia todėl ir sakau, kodėl sistema tada yra tokia, kad mes privalomą sveikatos draudimą mokam, o jo gydymo tokio kaip gaunam, bet negaunam tokio, kokį mes turėtumėm gauti. Ar tada nebūtų geriau turėti privačią sistemą? Privačiai mokėti mokesčius. Taip, ir viskas. Susimokėjai ir tu žinai, kad tu gausi pagalbą, nes susimokėjai, nusori tavo kaltė. Bet žinai, kaip aš galvoju, čia biškai gal tokia politinės pusės, bet
Jeigu dabar, ne, biški, ten kokį 20% žmonių, pavyzdžiui, yra privačiai, o lygiai 80%, pavyzdžiui, 20 milijonų yra privačiai, 80 milijonų yra NHS. Jeigu visi pereis privačiai, tai vis tiek reikės lauktus 2 metus, tai daktarų iš žemės jie nekrenta. Vis tiek reikės laukti, nes eilė yra jau tenai 2 milijonai laukia. Ar ne taip vyksta? Dėl NHS laukia 2 metus. Aš visai tikiu, kad pinigai pataiso visas problemas. Problema yra tame, kad mes neturim specialistų. Kodėl mes neturim specialistų? Kodėl vyko dabar visi tie streikai? Pinigai. Seselių, nes pinigai nedirba. Tai elementariai padarykit, čia nežinau, kaip tai padaroma, bet turbūt yra įmanoma padaryti, kad tie specialistai gautų geresnius atlyginimus ir kad čia Anglijoje baigia gydytojų mokslus visus šitos dalykus, kad jie nesusirinktų šmutkių ir neišvažiuotų į Australiją ir Kanadą. Kodėl jie vienu metu labai šnekėjo, kad, žinai, čia, nes, žinai, tie turtingesni vagia iš tų ubagų, supranti, juk jie labai prieš kokius 5-6 metus dar prieš pandemiją labai šnekėjo, kad davai veškimės specialistus iš Baltijos šalių su visom šeimom, ne, apgyvendina čia, viską apmoka, ne, tik tai jūs kaip specialistai, todėl, kad Lietuvoje tiek žmonės negauna, o čia tikrai tiek gaus. Taip, kaip Lietuvoje yra, kiek gauna šeimos daktaras? Iki poros tūkstančių ten maks. Tai čia kas gaunas kokį 40 gal daugiau. Aš gal nežinau. 40-50 daugiau. Aš irgi galvoju daugiau, žinau, čia neteikčiau. Ne, aš neteikčiau. Gal pas mus kaime. Mažiau, žinai, aišku, kur... Ta felčerikė. Kur Vilnius, kur ten kokį, žinai... Bet dėl tos priežasties labai labai daug gydytojų ir viskas, kas susijęs su sveikatos sistema ir išeina į privatų. Todėl, kad ten daugiau ir moka, daugiau uždirbi. Bet vadinasi, ten specialistų ir yra daugiau. Nes jie ten daugiau gauna. Tai vadinasi, jeigu tu būsi privačiai, tai jie gebės išmokėti. Jeigu aš esu ten koks nors, nežinau, daktaras, arba ten koks nors, nežinau, ausų daktaras tenai, kodėl aš eisiu NHS dirbti ligoninėje už tenai kokius 4 000 gauti mėnesį, kad aš galiu į privačiai gauti 7. Jo, čia visur tas pats, mokytojai tas pats, ne? Taip. Tai jo, kaip sako, išspręsta problema, tokia paprasta būtų, politikai. Jo, tai būtų viskas išspręsta. Nes man atrodo, sako, jaunimas irgi, sako, aš nenoriu eit mokintis būti seselį, pavyzdžiui, ne, ar ten būti aktorių, nes tokį darbą tokį dirbti netitinka tokią, kokią algą tu gauni. Nes žmogus nuėjęs dirbęs į fabriką, padirbęs tas pačias valandas, su šeštadieniu ten kokį 12 valandų vartavimu, taip kaip seselės varė per, pavyzdžiui, daktarai per pandemijas visokias, padirbo vartavimu, seselės tiek negauna. Kiek žmonės gaudavo dabar fabrike. Nes atsimenu, kad dabar, kai išėjau, bendradarbis sako, dabar tiek moka, tai tu ten ligoninė be šansų, kad tu gautum tokią algą. Tai kam tu mokintis 10 metų būtent GP ar seselė? Ir dar toks atsakingas darbas, ne? Ir tu saugai gyvybės. Yra jo skirtingos tos visokios situacijos, jo. Tai va. Bet prieinam prie tos informacijos. Prie vienos išsiburbuliavom prie vienos išeities. Tokios, kad nėra išeities be padėties, bet vis tiek bus blogai. Visą laiką. Visą laiką bus kuo pasiskusti. Ar tai bus blogai. Airida, tu nori mums papasakoti? Papasakoti, kaip tą privatų, tai jeigu užknisa sistemą, NHS nervuoja ir reikia. Da ėdė tie gyvuliai. Vis tiek negaunu tų appointmentų, tai ką daryti? Apie dantistus reiks daryti atskirą temą. Tai ką man daryti, pasakyk. Daktaryt. Mielas daktarė, padėk. Man šitą ligą nugalėt. Gerai, naujienos iš felčerikės Airidos kampo. Prašau, čia dabar vyks. Čia ta felčerytė, kur būna žmonės gyvus. Aš galiu ir vėdžiai. Bendrai viską per vieną į bulves kasti, jūrų kiaulytį kojas pamatuoti. Felčerikė, Airida, apibūdinkit savo darbo dieną. Rytais dažniausiai išgydau kokį vėžį, viską padarau. Per breigų nueinu apsiukas su bulves, o papiet viršiuką priėmu. Tada karmę veršiuojas. Pririšu už galinių kojų į ranką įkišu, pririšu ir traukiu. Sėklinu iš vagarykščino. Sėklinu. O per ką? Moteris viskas sėklina. Mes viskas sėklinam. O per overtime. Kaip sėklinti. O per overtime'us. Čia reikia padaryti. Varau apsėklinti gyvūnus. Ir net. Gerai, viskas nebesvaikit. Žmonės laukia informacijos. Jo, tai apie sėklinimą. Tai felčerikė Airida.
Man nuo pravardė. O kas yra Jos numeris? Felčerikė kaip gydytoja tokia. 4. Be koks skaičius? 3-7. Apsiklinimas. Ne, man jau nepatinka. Aš šitam nepasirašiau. Felčerikė yra tokia nei seselė, nei gydytoja tokia. Čia yra bendro žinojimo. Kaimuose būdavo dažniausiai jo. Dabar jo nebėra tokios specialybės, jinai viską galėdavo. Nu tai va, jinai galėdavo išrašytų vaistų nuo inksto. Aš įsivaizduoju, Felčerikė yra ta, kuri viską žino, bet neturi išsilavinimo, bet viską išmano. Ne, ateidavo mokykloje su Felčerikė susilaugytė. Buvo pamiršta žodį. Lipnė juostą klijuoti. Ant užpakalį. Jeigu reikėtų pasilenkti. Tai va, kur tavo tai draugai sako, renkis, jo. Pakomentuokit trumpai, kas nors būkit geri, pakomentuokit. To jau kaip pakomentuos Felčerikė. Arba kas buvot Felčerytė, arba gal ką nors šeimoje, ne, man buvo ar kažkas Felčerytė. O tai tos profesijos nebėra? Ne, žinau, kad tikrai nebėra. Tai va, pakomentuok, kaip tai viskas vykdavo. Aš negaliu, nesvarbu. Gerai. Noriu mokinti. Man atrodo, pirmas toks... labiausiai nustebinęs dalykas, kiek maždaug įsivaizduojat per mėnesį kainuotas privatus, pavyzdžiui, net... Vienam žmogui? Tai pasakysiu, pavyzdžiui, aš skambinausi, noriu savo pasidaryti, sakau, tą privatų sveikatos draudimą, nes mano NHS ten neprieinam prie daktarų ir pizdėts, ne, tenai labai pergyvenu, dėl savo sveikatos aš tokia su tenai. Ir sako, kokia yra iš vis nauda, koks yra skirtumas tarp šito. Tai sako, pagrindinė esmė yra greitis, sako speed. Aha. Sako, tu belenkas, tu paskambini, tai, pavyzdžiui, privačioje klinikoje paskambini pas savo tą GP, tave priims per 3 darbo dienas. Okay, privalo jau. Jo, privalo per 3 dienas priims. Dažniausiai tą pačią dieną arba kitą dieną. Aišku, priklauso nuo teritorijos. Jo. Ir sako, jeigu tau daktaras pasakė, kad tau ten gali būti kas nors tais inkstais, ar ten plaučius, gerai ten skauda kosį, ten spaudžia krūtinę ar kažką, tu pamatysi tos srities specialistą, ten urologą, budologą, ten nervologą, aminologą jo. Per savaitę laiko. O, wow. Specialistą, wow. Per specialistą. Ten nėra 3 mėnesių eilės, per 7 darbo dienas tu prieini prie savo specialistą. Galvoju, blemba, kaip gerai, ne? Lauki... Blemba, žiauriai gerai šiaip tai, wow. Kojos ten kokio nors 2 metus laukia, ne tos apžiūros ar ten to kažkokio. Tai aš įsivaizdavau, kad čia jau yra pinigų kalnus reikia mokėti. Aš labai pergyvenau. Tai spėkit, kiek kainuoja, pavyzdžiui, mėnesį, kaip mano amžių, pavyzdžiui, vidutinio amžiaus žmogui. Čia, kiekvienam skirtingai. Paspėsiu. Paspėkit maždaug kiek į mėnesį kainuoja. Kadangi sakė, kad galvoja, kad nedaug, tai mažu, iš įrido sprendžiu, kad kokį 15 eurų. Ne, aš galvoju, koks bus 120. Eik, tu nebus labai daug, čia jau didelį. Tu už 15 svarų, tu net paracetamolį. Nesvarbu man. O vaistai inkliuziv? O inkliuziv ar ne? Ar reiks kaip tam viešbutis susimokėti už alkoholį? Tai ne, kai man, pavyzdžiui, buvo kaip vidutiniškai draudimas yra nuo 35-40 svarų mėnesį. Tai normaliai jo. Normaliai. Pigiau negu vos ne mašinos draudimas. Aš galvoju... Blemba, jo, į metus kokius plius minus. 100 plius minus. Aš galvoju, kad irgi kainuos ten 100-200 svarų. Aš taip galvočiau. Tai kokie yra pliusai, tai sako, greičiau yra svarbiausias yra tas, kad yra tas greitis, tu prieini pasiskundį savo problemą, tau gali pasakyti, kad tenai padarysim kraujo tyrimus, ten, jeigu ten neįtari, kad tau iš tikrųjų rimtai ir ten tu tiesiog gal perdedi. Tai, bet sako, jeigu kas nors neaišku, tas GP, tas tavo šeimos daktaras, jeigu įtari, kad tau tikrai kažkas yra, tau už kelių dienų varai pas specialistą. Sako, dar kaina... Ir visas tas servisas, bet visur yra taip pat, sako, visoje UK skiriasi nuo amžiaus, tavo vietos ir nuo tavo sveikatos. Sveikatos, ką jau tu turi. Kas, ko privatus draudimas negydo, tai yra iš ankstinių ligų. Pavyzdžiui, jeigu aš ateinu jau su diabetu, tai nuo diabetų manęs jau negydys, bet jeigu aš pasidariau draudimą, pavyzdžiui, pasiklausiau podcastų, tai čia logiška, jo. Pasidariau... Čia taip pat kaip apsidrausti gyvybę, ne? Pavyzdžiui, jau tavęs neapdraus tavo gyvybės nuo kritinių liūtų, trečios stadijos vėžio. Tai čia tas pats, jo. Jo, tai pavyzdžiui, tu šiandien apsidraudžiau, galvoju, aš kiam svarų per mėnesį ar ten 35, tikrai, jeigu, man atrodo, yra metų iki 35, jeigu neklystu, dar draudimas yra pigesnis.
Nu, tai man liko pusmetis. Tai, blemba, jau čia Nedaug, reiks keli svarai, bet... Bet paskui pabrink, žinok. Tai... Paskams paklausyksiu, ką gali dėl mans padaryti. Ką galite pasiūlyti? Nereklamuoju, nes dar tokiam kompanijom nebet nedirbo, bet ta agentūra šita, kur išnekėjom apie sveikatos draudimus, sako, mes dirbam su daug visokių tų draudimo kompanijų. Ne, tai pasakysiu, bet čia yra agentas, kuris sako, mes dirbam su visom draudimo tom agentūrom UK. Sako, geriausia value for money, kur atitinka pinigus ir kokybė, ir Aviva. Jeigu norit iš karto tiesiai išviesi Avivos website, tai sako, yra ir pigiausias, ir jų yra labai daug, tų privačių visokių, tų GP, tų postų, tų ligoninių jų, tų privačių. Ir irgi, sakau, ten 35-40 svarų kainuoja, ten 42 gal svarai. Tai vienas... Pigiau negu internetą šiais laikais įsigyti. Aš moku 3,999 už tą fibrus. Aš už telefoną, kurių nenaudojam, ten visokius telefonus. Ir kartais, ką neverta investuoti, pasakyk, ne, kad kad tu sveikatą galėtum 3 metų lauktų mane. O ten yra, klausyk, nu, va, tai įdomu, gal tu susižinojai. Pavyzdžiui, sakykime, aš apsidraudžiu, ne, ir už mėnesio galvoju, nu, dabar sveikatą gerai prasitirs. Ar aš galiu nueiti ir sakyti, nu, iš tikrųjų, tai va, tai ir nugarą ten, tipo, biškis skaudėdavo. Jeigu tu nueisi ir sakysi, blemba, man žiauriai skauda nugarą, tai tave ir siūs tirt nugarą. Jeigu tu, aš manau, ateisi ir sakysi, aš vaistas vidrauds, padarykit manęs nuo visko. Ne, tu taip nesakysi, bet tu sakykim, nu, naisi kelių dalykų, gal tu, nu, nėra, kad tu ten, žinai, aš tikiu, jeigu kažkam labai kažkas skauda, tai jie jau senai būt pažiūrėjai. Nu, bet žinai, kaip galvoju, blemba, reiktų pasitikrinti, žinai. Jeigu tu inkstus kartais paskauda, ne, bet ten nugarą čia jau... Tai jo. Gal tu skrandžiu, va. Tai jo, tai tu nueini, nes tu įtari kažką savo, kad tau gali būti. Bet ir limits tau, kiek tu gali ten kažkių ar tu skirtingų ligų tikrintis, ar tu... Aš nežinau, ar yra limitas, kad tu ateini kaip ligų... Aš nemanau. Kai ligų kalnas. Bet aš galiu kiekvieną mėnesį, kad šį mėnesį man atrodo skrandis skauda, kitas skaičiu, blėt, inkstukai kažkokie. Jau gautum daug paracetamolio, daug paracetamolio. Gyvybės draudimas, tas, sveikatos tas draudimas labai... Nu, tai biški panašiai veikia, kaip su mašinų draudimu, kad yra tas excess fee. Tai jeigu tu ateini ir sakai, man skauda ten už inkstus ir padaro tyrimus ir tas ten paėmė kraujo tyrimą ar ten peršvietė ir nekainavo ten iki kokio pasidarys excess, ten, pavyzdžiui, 500 svarų. O jeigu aš 0 pasidarys excess, ką man visą laiką apmokėtų, viską. Ne, nu tai tu pasidarai vis tiek kažkokį excess, kad ir ten 200 svarų. Tai jeigu tau tų sumos neviršyje, tu kas savaitę laikų kažkokį turi skųstis. Excess, kaip mašinų. Ne, nu tai yra turbūt, aišku. Taip, bet jeigu tu pasidarai kažkokią tą sumą, tu galėt kas savaitę laikus su skirtingą ligą ir tau nesiskaito kaip kleimas, nes tau kitais metais tas privatus, jeigu tu atėjai 7 kartus tikrintis ten kas kiekvieną savaitę dėl kitos ligos, tau kitais metais, aišku, tas draudimas turbūt pabrangs. Supratau, nes tu esi ta lygininkė. Jo, lygininkė. Jo, nes tu išnaudoji sistemą. Paliegus. Koks yra dar, sako, nu ko, jeigu turiu čia užsirašius, sako, kaip veikia su NHS, kaip jie dirba. Jeigu tau, pavyzdžiui, jie negydo tokių lėtinių ilgų. Jeigu tau sulūžo koja, tai jau sutvarkė. Jeigu tau ten koks nors, pavyzdžiui, diabetas, ne, kur ten reikia ten švirkštis ar kažkokiu nuolatiniu vaistu. Tai tu atėjai privatų, įsityrė, susižinojo viską per tą savaitę laiko, ar ten kol ateina tie rezultatai, viską pasidarai, sužinai, kad tau, pavyzdžiui, tau priskyrė, kad tau yra diabetą. Tai tau nebereikia eiti privačią kliniką, tu vaistų pasiimti ten kažkiek laiko. Tu jau gali eiti į NHS, ten ar, nežinau, pas GP ar ligoninę. Sistema ta pati. Tu eini... Bet ar jis tave, ta prasme, jie tave nusius ir... Nu, ta prasme, tu easy gausi appointment, ar tu grįžti pradinį tašką ir bandys tave tik tai jau, tave perkelė toj stadijoje, kokį tu esi. Tu esi jau priskirtas, ištirtas, kad tau yra DHS ir tau priskiria, kad aš nežinau, kaip ten tos, kokiu ten būna, nu, bet, pavyzdžiui, tau yra ten koks nors ilgalaikis, arba chemoterapija, ne, dėl to vėžio, pavyzdžiui. Tau nereikia eiti privačiai. Tau jau paskyrė vėžys, tau jau paskyrė tyrimą ir tu tiesiog eini jau į NHS ligonį darytis tų... Bet ar tau ir kokia pirmenybė, ar tau nėra jokios pirmenybės, įdomu, kad esi privats mokėtojas? Nu ne, taigi tu viską išsitari privačiai jau. Ne, bet tu gerai ateini gydytis, bet sakykime, viena laukia chemoterapijos, kuri yra per NHS laukia ir aš ateinu, ne, laukia tos chemoterapijos. Mes abydvi esame išsityrusios, tai ar mes kartu ir einam, ar tipo man pirmenybė yra, nes iš privataus?
Aš nemanau, kad tu ateisi anksčiau, jeigu supranti, ką tu esi NHS, o tu esi privačiai, abidvi tą pačią dieną priskyrė, tai jūs abidvi tą pačią dieną ir eisit, kada jums priskyrė tą... Ne, kas greičiau sulauks, sakykime, ją diagnozavo šiandien ir man diagnozavo, man privačiai diagnozavo, ją NHS diagnozavo. Tai man atrodo, jūs eisit tą pačią... Per vieną sąrašą. NHS eisit tą pačią dieną į tą chemoterapiją. Tai tik diagnozė praktiškai tu gauni. Bet žinai, kiek užtrunka diagnozė? Jo, teisingai. Tai tave NHS ištirs, kad tu turi vėžį per, atsiprašau, pusę metų ar metus, su tais visais eilėm, tave ištirs per porą savaičių. Per 2-3 savaitės tu jau žinosi. Tai per 2-3 savaitės tu žinosi, kad tu turi ir kad tau reikia kokio gydymo, tu eini NHS ir daraisi tą jau gydymą. O tu dar metus laiko dar tyriesi, ar tau yra tas vėžys ar nėra. Taip pat, pavyzdžiui, su to diabetu, kai buvo pavyzdys, kad reikia tų vaistų jau ar ten cukralygį, ar kokį, kur pastovi reiktus vaistus jau leistis ar kažką daryti. Tai tavęs iš... Jo, insuliną, va. Tai tave privačiai ištyrė, priskiria, kad tau reikia, nustatė, o tu tiesiog tus vaistus eini pasiemi į NHS, į tą kliniką, eini ten kažkiek, jeigu pasiemi tu savo vaistus, kokiu reikia ir viską, tau nebereikėt privačiai. Nu jo, supratau, jo. Tai toks, turbūt vienas tik minusą, kokį išnekėjom su tuo agentu, radau tai tą tokį, kad jeigu tu turi jau diabetą prieš tai tavęs nuo beto jau nebetirs, negydys ir ten nedarys kažką. Bet taip pat negydys, ta prasme, juk jie taip pat išsiųs. Ne diabeto, bet tokį, jeigu turi jau tą lėtinę ligą iš anksčiau, kaip sakiau pradžioje. Jeigu ateini su vėžiu ir sakai, mane gydykit, darykit viską nuo vėžių, žinai, kad greičiau viskas būtų. Turi būti, tipo turi būti išvėžę. Ir dar yra vienas, kad jeigu tu turėjai kažkokią ligą prieš paskutinius 2 metus, tai nuo jos negydo. Nebent turi kažkokią ligą, ten koks nors, ten, pavyzdžiui, priepuolis, kaip vadinasi, ta... Epilepsija? Epilepsija, ten nugimimo, pavyzdžiui, būna, žinai. Arba jau turėjai kažkokią ligą, pavyzdžiui, vėžį sužinojai prieš 1,5 metų. Tai va, pavyzdžiui, rašo, best value for money, Kem 5 svarų 85 centai, su 100 svarų tik tai excess. Ir sako, full coveris, visi hospitals, visi skanai, visi MRI, ateini, tau tu viską sudaro, patikrina. Jeigu esi neturi tų lėtinių ligų, kaip diabeto, ir tau vyra aiva iki 30 metų ir nerūkai, tau draudimas Kem 1 svaras. Ir gyveni ir džiaugiesi ir nepergyveni, kad ten susirgsi ar dar kažką. Tai kokie buvo, pavyzdžiui, su tuo Aviva draudimą, nes gavau tą quote tipo. Tai yra belimičiai skenai, tokie kaip CT, MRI, PET vadinasi, surgical procedures, operacijos, taip, ne? Ir kaip tu tas unlimited sakei? Beribiai. Beribė dieninė ir naktinė priežiūra, pilnai coverina vėžį viską. Dievka nereikėtų. Nu, mano galvelė. Aiva, expert select hospitalist. Tai Aviva turi 4-5, tarp 4 arba 5 ligoninių vienam žmogui ir apie 3 konsultantus tau išsirinkti. Nu, tavo dar ir pasirinkti gali. Daro ir video, tą virtual tos appointments per telefoną, jeigu nereikia ateiti. Ir jeigu kažką darai iki 200 svarų, tipo nesiskaito kaip kleimas, tai tau draudimas kitais metais nebrangs, nes nesiskaito. Aš viską esu angliškai, žinai, copy-paste. Privatus tas sveikatos draudimas yra paskirtas sveikatos tiem visiems investigationam, tie visiems tyrimai ir treatmentui for acute conditions jo. Tada, kai tau draudimas prasideda. Dabar sako, kodėl pirkti tą privalų draudimą? Kokia yra... Bendrai taip. Iš karto tave priima pas daktarą, per savaitę laiko eini į ligoninę. Tavo visi treatmentai yra laiku, greitai, patogai, nes yra tavo erijoje. Dar įpažįsta advanced treatment options. Tai vadinasi, tie privatus yra labiau patyrę, naujesnės technologijas, naujesnė tie visi aparatai, negu privačioj ligoninė, nes ten yra viskas iš valstybės biudžeto, o čia yra privatus, turi žmogus pinigų pripirkęs naujausių aparatų, o ne tų, kur viduris kelų užstringa koks nors.
Jeigu esi ligoninėje, tau yra tik tai tavo privatus kambarys, nereiks su ten 7 gulėti. Nu, čia jau visokie home amenities, tokie kaip telikas, tavo komfortas, vienas pats esi palatoje, visi. Tai žodžiu labai gerai. Tokie. Tai... Jeigu tik tais yra galimybės, tai tikrai verta pasinaudoti tokiu draudimu. Aš sakyčiau, 40-50 svarų į mėnesį, tai palyginimui, kas čia? Kiti prageria arba prarūko daugiau. Tai 4 vyno bonkis. Per mėnesį. Į savaitę vieną bonką tau atparks privatus sveikatos. Jeigu vyno tiek negeriu, blemba. Tai čia kaip pavyzdį, kas... Tai žiauriai iš tikrųjų gerai, aš labai rimtai apie tai pagalvosiu grįžti ir greičiausiai padarysiu. Aš, žinok, aš irgi pradėjau galvoti, nes dalykai, kurie dažniausiai, ne visą laiką, bet, aišku, kiekviena situacija yra skirtinga. Bet yra dalykai, kurių privatus draudimas dažniausiai neįeina į tavo tą draudimą. Tai yra akcidentai, ten patekai į avariją, kažkur tavęs ten vos nesutraiškė, tai tave, aišku, veža į ligoninę, neveš tavęs į privačią kliniką. živ arba AIDS, normal pregnancy, jeigu esi nėščia, bet normal. Mobility AIDS, kokį taip reikia invalido vežimėlio, tokį tau NHS tuos vis taip duos. Organų transplantų. Jeigu, pavyzdžiui, gauni kokį nors akcidentą ar ligą iš savo hobį. Pavyzdžiui, mėgsi laipėt kalnai, susitraiškiai koją, tai važiuok NHS, nes tai yra tavo pasirinkimas. Tavo hobis buvo, kaip pat pasirinkai. Tai man būtų kokia sportinė trauma. Dantistai irgi neįsiskaičiuoja, nes dantistai yra privatus šiaip ir dantistai patys. Irgi siaubinga tema. Kosmetinės neįeina, ten, pavyzdžiui, nori nosį pasimažinti ar ten ką nors... Karo visokios lygos. Praktiškai neįeina tie, už ką tu pats esi atsakingas. Tu živ AIDS dažniausiai užsikrėsi, nes tu ten, atsiprašant, žinai, ką darai. Nebūtinai. Bet dažniausiai. Aš nežinau, dėl ko živ AIDS nekovina, šiaip labai keista, nes čia tokia lyga tu nebūtinai gali. Mano pusseserė pasigavo hepatitą ligoniniai. Ne, tai ir sako, kad ne 100%, bet anormaliai dažniausiai neįskaitama. Tu gali būti aišku, kad tu tave išsiuntė NHS gydytis, užsikrėtai, tai aišku, tave ten ir... Tai va, žodžiu, sakykite, galvokit, gydykite. Patys labai daug esate atsakingi už savo sveikatą. Jo, ir kaip sakėm, iš tikrųjų, kiti prarūko daugiau, prageria daugiau. Cigaretės turbūt daugiau kainuoja. Cigaretų pakelis, kiek 7 eurų, 10 svarų. Aš irgi nežinau, ir ačiū Dievui, ir aš net nenoriu žinoti. Jo. Gerai. Ir turim laiškelį iš tikrųjų. Taip, kad nepabaigti... Anonimiškai. Jo, gal čia nebūtinai anonimiškai, ne, bet žodžiu, kad nepabaigti... Kodėl čia rašo Giedrė? Ai, vėl Giedrė. Kad nebus ta pati. Jo, kad nepabaigti. Vienas žmogus mums te rašo. Visas temas. Viską pergyvenu. Bet iš tikrųjų, tai šitą laišką gavom patį pirmutinį iš visų absoliučiai laiškų, kurį mes gavom ir tiesiog pritaikėm prie mūsų temos, ne? Ir kad nepabaigti taip jau visai pesimistiškai, aš noriu paskaityti, ką mums parašė mūsų klausytoja. Pažiūrėk, kaip esu pasiruošęs podcastas 9, visą informaciją podcastas 10. Žodžiu, mums rašo. Pamačiau, kad esate palietusios NHS temą. Nežinau, ar mano istorija jūs sudomins, bet pabandysiu kuo trumpiau papasakoti. Žodžiu, 2017 metais, iškart po 4 gimtadienio, susirgo mano sūnus. Diagnozė ūminė leukemija, kraujo vėžys. Pastebėjus pablogėjusią vaiko savijautą, kreipiausi į GP. Lankiausi ten porą savaičių, vos ne kasdien, nes sūnus silpo dienomis ir dar plus nemažai plika akimi matomų simptomų pasireiškė. Aš ne medikė, bet paguglinusi paprasčiausius simptomus, kaip mėlynės, išbliškusi oda, kraujosruvos, limfomazgiai, aiškiai išmeta atsakymą kraujo vėžys. Paprašiau GP kraujo tyrimo, bet buvo pasakyta man, kad ne overcarinti. Viskas čia gerai. Nepergyventi. Taip, nepergyventi. Viskas čia gerai, žodžiu. Tada kreipiausi į privačią lietuvių kliniką, kur buvo atliktas kraujo tyrimas ir nukreipė mus į Nottinghamo Queen's Medical Center, kur pamačiau visai kitokią NHS pusę. Pagalba žaibiška, priežiūra be priekaištų, nekalbu apie vaiko priežiūrą, rūpinosi ir manimi.
ir iki šiol rūpinasi. Gydymas buvo ilgas, 4 metus. Mano oda, žinokit, mergos visa. Apžiauri vaikų, tokiam mažam. Ir iki šiol esame prižiūrimi. Ką norėjau savo istorijoje papasakoti, tai kad GP yra visiškas nesusipratimas, bet universitetinėse ligoninėse, ačiū Dievui, viskas yra visiškai kitaip. Ir nesvarbu, ar esi lietuvis, ar anglas, ar kaip dauguma mūsų tautiečių mėgsta pabrėžti, kad yra diskriminuojami dėl savo tautybės. Ligoniniai praleidau tikrai labai daug laiko. Susipažinau su daug šeimų su ta pačia problema. Ir Latviai, ir Lenkai, ir tie pati Anglai. Ir visi sakė tą patį. Ačiū Dievui, kad esame gerose rankose. Ačiū, jei skyrėt laiko mano laiškai. Sėkmės jums. Didžiausias sveikatos. Aš taip iš laiško suprantu, kad vaikinų jau viskas yra gerai ir tikėkime, blogiausia jau yra praeitį ir palinkėkim sveikatos ir sėkmės. Ir padėkokim tai, kad ne tik pilat purvą, o papasakot ir geras istorijas, nes mes savo gerų istorijų nesam linkę pasakot, mes tik papasakom tai, kaip man buvo blogai ir kaip man čia buvo blogai. Bet ne viskas taip yra blogai. Čia dar kartą patvirtina mano mąstymą, irgi lygiai taip pat aš ir sakau, pro GP prasikalti yra labai sunku, bet kai pro juos prasikali, papuolė pas specialistą, viskas bus gerai. Tikėk specialistais. Aš manau, šitoje situacijoje ta istorija yra visiškai nematau čia nieko blogo, tokio, kad būtų, kad kažką apipilti ten, žinai, purvais ir sutrypti ten iki belenkiek. Nes man atrodo, tas GP gal nedarė, bet man atrodo, taip ir veikia visos sistemos. Jeigu aš esu gydytoja ir aš nežinau, kad tam kas gali būti, aš visą laiką tik eisiu pasitarti su kitu daktaru. Taigi ir prie filmus rodo, mes nerandam, kas to yra, aš pasikviesiu dar vieną gydytoją. Aš žinau, yra tenai kitoj šaly dar geresnis gydytojas. Taigi visą laiką tu turi pasitarti. Ir ta mama ėjo pas tą GP, pas daktarą neranda, kol ėjo, kol surado ten, kur kažkas žino. Aš pasakysiu taip, jinai pagalbos iš GP nesulaukė. Jinai kreipėsi. Ėjo kitur. Privačiai. Į privačią kliniką. Jinai kreipėsi į privačią kliniką. GP jai atsakė. Jis sakė, neovercarinti. Važiuok namo. Privačiai ir tada išsiuntė ligoninę. Ir tada va čia kaip veikia privatus draudimas. Čia tas pats. Jinai nuėjo privačiai išsityrė, sumokėjo pinigus ir ją nukreipė į ligoninę jau. Ir ačiū Dievui, kad yra tokių mamų, kur, žinai, gydytojas liepia, kartais negerai yra klausyti, liepia neovercarinti, bet jeigu vis tiek tu mama savo vaiką pažįsti ir, žinai, tu jauti širdį. Jausmas, ir žiūrėkit, jauskit, pačios jaučiat. Taip. Bet aš manau, jeigu ta moteris būtų, aišku, jai jau stresas ir nebenorėjo laukti, bet jeigu būtų netokia gal rimta liga, jeigu jie nebūtų nuėjus pas vieną GP ir būtų pasakiusi recepcinį, man šitą daktarą neduokit, man duokit kitą, antras ar trečias daktaras, žinau, kad žmonės taip daro. Ir darė, bet kažkas būtų. Bet jinai čia rašo, kad jinai 2 savaitės vos net kasdien ėjau į GP. Žinai, neaišku, ar eidė pas tą patį daktarą, skundės. Bet svarbiausia, kad surado tą išeitį. Ir va čia yra labai geras pavyzdys, kad nereikia visą laiką. O čia vieną kartą daktaras pasakė, man nieko nėra, važiuoju Lietuvą, gydytis privačiai, va Lietuvai kokie yra geri daktarai. Visur privatus yra. Visur geri. Ir nebūtinai. Tai va, tokia tema, kad berniukas sveikas. Ir pabaikim. Mano patarimas jeigu kas gali, darykitės privatų, kas negali, patarimas iš mano asmeninės patirties su NHS, prisirašyti pas GP, ar ten prašytis daugiau tyrimų, ten 2, 3 vizitą, jeigu ten nepadeda tie vaistai, kaip sakai, to levelio paprastai, kad išsiųstų siuntimą. Nepasiduoti ir eiti, sakyti, nes kuo tu esi įkyresnis, tuo tavim labiau nori greičiau atsikratyti. Ir padaryti tau, kad tu dingtum šitą. Tai tave nusiųsti. Arba duos tokių, kad visai dingsi. Visam laikui. Ilgam šito nematysi. Tai tave išsiųs geriau siuntimo ir priims tokį, kuris nieko nesako, grįžta į metus vieną kartą pasiskūs. Ir viskas. Tai mano tokie patarimai. O mano patarimas iš vis, kad niekada neprireiktų daktarų, būkit sveiki, rūpinkite savim, bandykit gerai valgyti, sportuokit, mylėkit save ir gal neprireiks ir tų daktarų. Ačiū. Agirdi, tu sakei apie Amerikos privatų tą sveikatos draudimą, koks yra? Čia tu sakei. Ne, tu kai buvom kalbėk, sakei. Kad sako, kodėl, pavyzdžiui, čia sako, žmonės nesirūpina savo sveikatą, nes viskas yra nemokamai. Pasakyk, jo. Įdomus. Toksai faktas, ne, pavyzdžiui, Amerikoje. Tai verčia susimąstyti. Tai, kad
Amerikoje yra privatus sveikatos draudimas, ne? Ir tenais, pavyzdžiui, žmonėms, sportuojantiems žmonėms, kad jie turi išsipirkę oficialius ir vaikšto, tenais netgi dabar yra programėlės, katros matuoja, kiek tu žingsnius tu matuoji. Tokiems žmonėms draudimas yra net ir pigesnis ir viskas yra geriau, todėl, kad jie rūpinasi savo sveikata. Todėl, kad jeigu tu pats renkiesi sveiką gyvenimo būdą, tai bandai sveikiau. Taip, tai tu ir būsi linkęs mokėti savo draudimą, kai tu mokėsi privačiai, tai kai tu žinosi, kad tavo piniginė realiai susieta su tavo gyvenimo būdu, tada tu pradėsi apie tai mąstyti, nes žmogus kitaip nesupras, Ja. Jeigu tu ten rūkai, geri, ten viską vartoji narkotikus, ir tau tas automatiškai priveda, kad tu arba iš vis draudimo negausi, arba tavo draudimas bus va toks, tada tu pradedi galvoti, tai vadinasi, man reikia sportuoti, va, čia parodysiu, kad sportuoju, čia parodysiu, kiek žingsnių vaikštų, kad lankausi ten kažkokios sveikatingumo dalykuose. Mano maistas biškiai yra daugiau daržovių, tada tu pats esi suinteresuotas būti sveikas tam, kad tu mažiau mokėtum. Ir mažiau skirtum automatiškai. Teisybė. Ir iš tikrųjų dar vienas dalykas. Labai, man atrodo, gera sistema. Kuo labiau savim rūpinės, tuo tau pigiau yra. Taip. Tuo tau pigiau kainuoja kažką ten pasidaryti. Taip, ir aplamai, ta prasme, ta sveikata, nerūpinti sveikata, tai kiti žmonės, žinai, tokiu sakys, taigi ir sveikuoliai susarga. Tai aišku, kad susarga. Ir tikrai, ir pavyzdžiui, mes Lietuvoje, dabar matėm šaunuolės Indrės Burlinskaitės, atvejai, kur yra, tikrai sveikuolė, nerūko, negeria, visą laiką sportuoja, ten ypatingai gerai valgo ir jinai susirgo, 4 stadijos vėžį. Bet pasižiūrėkim, čia yra žmogus, kuris po 4 mėnesių visiškai pagyja, visi augliai išnyko ir ta prasme... Išsigydė viskas, sveika jau yra. Tai ta prasme per 4 mėnesius 4 stadijos vėžį jinai visiškai išsigydė, lengvai pakėlė kiekvieną chemoterapiją ir viską. Tai aš noriu pasakyti, tai jeigu jinai būtų parūkanti, pagerinti ir pica kebabas, kažin kaip tas 4 stadijos būtų ir nieks nespjaukim vandenį, čia gali būti visiems. Rinkimės geresnį gyvenimą, kad nesirgtume, o jeigu susirgtume, kad mes sirgtume daug lengviau. Nesugadinsiu, ką norėjai, ką pasakėjai, bet, sveikatos. Būkim sveikatos, Todėl, kad, žinot, situacija, mano situacija, žinote, ir iškart palyginimas vėl. Privatus dalykas, Burlinskaitės atveju, ir neprivatus dalykas. Jau vien eilės 2 mėnesiai. Suprantat? Tai va. Ir žodžiu, čia gaidelė. Ir pabaikim šitą gražią dieną. Būkit sveiki ir laimingi. Rūpinkite savimi. Gausus. Kuo labiau visi savim prižiūrėsim, gal eilių nebeliks 2 metai. Save prižiūrėkim, kitus prižiūrėkim, visus mylėkim. O jūs nepamirškite subscribinti ir dalintis. Šėrinti. Emigrantės.